Tai sveiki, kas įsijungėt šitą video. Tai aš esu Vygantas Navickas, menininkas iš Kauno. Tai yra mano pirmasis tokio pobūdžio video, nežinau kaip jisai pavyks, bet pabandysime kažką padaryti. Tai šiandieną norėčiau aptarti internetinės meno platformas, per kurias galima prekiauti menu. Tai yra tiek paveikslais, tiek skulptūrom, nuotraukomis. Ir ten, kur aš galbūt deduosi savo meną ir pasidalinti truputį šitą informaciją su jumis. Tai apskritai, kas yra online art marketplace'ai, turbūt dauguma žino, bet labai trumpai taip pabandom šnekėti apie tai. Tai yra internetinės meno prekyvietės, kuriuose susitinka kolekcionieriai ir menininkai. Kom jos yra patrauklios, tai yra tai, kad galima pasiekti labai plačią auditoriją visame pasaulyje. Taip pat, kas yra gerai, kad galima labai greitai eksperimentuoti, tai yra kelti naujus darbus ir žiūrėti, kiek jie surenka review, nebūtina prisirišti, tarkim, prie kažkokios tai temos, kada tai yra paroda arba galerijos, kurios irgi turi savo stilių ir turi savo menininkus. Tai iš tos pusės yra pliusai ir minusai, tačiau čia yra ir labai daug tokių minusų, nes per jas prekiauti yra gan sudėtinga. Nors ir taip Lietuvoje prekiauti menu yra labai sudėtinga, nes meno rinka iš tikrųjų tai yra pergrūsta ir Lietuva yra maža. Taip kad aš šnekėsiu tik tai šiame video apie pasaulinės internetinės platformas. Žinoma, jose konkurencija yra didelė. Reikia pirmas dalykas, tai kai kuriuose labai stipraus vardo ir kai kurios priima tik tai menininkus, kurie dirba per galerijas, tai yra iš galerijų. Kitos yra mažesnės ir jos labiau atviros, tarkim, nepriklausomai menininkam, kurie nepriklauso galerijom. Tai aš pabandysiu apžvelgti tai, kas tarkim, mano nuomonė yra geriausias. Paimsim keletą ir tų tokių didesnių, kurios lyderiauja, kad turėti bendrą supratimą, ir po truputį eisime žemyn, kurios visiškai netgi nemokamai priima menininkus ir kuriuose galite drąsiai, jeigu esate pradedantysis menininkas arba asmo, kuris nori lysti į tarptautinę rinką, išsibandyti. Tai yra ir nemokamų platformų, tik jose galbūt yra sunkiau sudirbti. Tai yra principas šitų visų platformų yra labai paprastas. Kuo yra sunkiau užsiregistruoti, tai yra kuo didesnė atranka menininkų, tuo vadinasi jūs lengviau parduosite savo meną. Kuo į jas lengviau yra užsiregistruoti, vadinasi ten konkurencija bus labai didelė ir tuo pačiu meno kaina bus labai maža ir juose parduoti gali būti sunkiau. Tai pradėsim gal nuo tokios vienos lyderiaujančių platformų visame pasaulyje, bent jau mano nuomonė, kiek man teko domėtis, tai yra Artsy platforma. Tačiau į ją patekti yra gan sudėtinga ir sunku. Artsy platforma dirba tik tai su galerijom, bet tai yra jau aukštos kokybės platforma ir joje parduoti meno kūrinius per ją, tai galima didelėm maržom ir duombazė yra gera. Minusai, kaip ir minėjau, jie dirba tik tai išskirtinai su galerijom. Kita meno galerija online būtų FastDips. Tai yra prabangi meno ir interjero dizaino platforma, kurioje menininkai gali parduoti savo kūrinius greta baldų, papuošalų ir antikvarinio meno. Pliusai šios platformos – tikslinė auditorija orientuota į prabangą. Minusai – aukšti komisiniai ir ribota prieiga nepriklausomam menininkam. Tai vadinasi, kad jie dirba labiau su galerijom arba jau jūs turite turėti gan didelį vardą. Sekanti būtų tokia viena iš žinomesnių ir geresnių pasaulyje, tai būtų Artper, Europos meno platforma skirta nepriklausomiem menininkam eksponuoti ir parduoti savo darbus be galerijų. Minusai šios platformos yra, kad tai yra maža tarptautinė auditorija lyginant su kitom platformom. Bet taip pat jie turi savo atranką, taip kad į jos patekti nėra taip paprasta. Kita galerija, tokia viena, kuri papuola į tą ketvirtuką, tarkim, didžiausių galerijų, kurios yra geriausios, tai būtų Artspace internetinė galerija, orientuota į aukšto lygio menininkus ir kolekcionierius. Vėlgi, į ją patekti nėra taip paprasta, bet visada galite bandyti registruotis.
Pliusai, kokie šios platformos yra, tai yra aukštos meno, priema tik tai aukštą meno kokybę, stipri prekės ženklo reputacija, minusai labai griežti kriterijai naujiems menininkams. Dar yra tokia platforma Kūnes. Tai irgi Europos meno platforma skirta galerijoms ir nepriklausomų menininkų darbams eksponavimui bei pardavimui. Pliusai labai stiprus Europos rinkos palaikymas, minusai ribotas matomumas globaliai auditorijai ir tuo pačiu turi vėlgi nusistatę savo standartus. Jeigu eitume prie antro etapo galerijų, tai būtų truputį žemesnio, kurios galbūt netokios populiarios ir netokios aukštos, bet jau kai kurios jų turi truputį mažesnius standartus ir jas patekti galbūt yra lengviau. Tai pirma būtų turbūt tokia, tai Artistic, tarptautinė galerija, pabrėžinti unikalumą ir kokybę. Pliusai šios galerijos būtų, kad tai yra kuratorių atrinkti darbai, labiau orientuojasi į pirkėją, vadinasi, jeigu jūsų darbas būtų atrinktas, čia surasti pirkėją būtų labai geras šansas. Minusai vėlgi šitos platformos, tai yra labai griežti reikalavimai darbams, mažesnis darbų kiekis platformoje, tačiau kaip ir vėlgi sunkiau užsiregistruoti, bet vadinasi lengviau parduoti. Kita platforma būtų YouGallery. Tai yra JAV pagrindų veikianti platforma, siūlanti meno kūrinius tiesiai iš menininkų studijų. Tai yra pliusai pabrėžia rankų darbų kokybę, patikimumas pirkėjam, minusai tai yra ribota tarptautinė auditorija, nes kaip minėjau, tai dirba labiau Amerikoje, bet šiaip iš patirties, jeigu šnekant, tai kiek aš esu pardavęs darbų internetu, atvirai pasakius, Lietuvoje esu tik tai keletą darbų pardavęs ir mano meno kelionė ir netokia sena, tai visi darbai daugiausiai keliauja į Ameriką. Ameriką arba Kanadą. Trečia platforma vėlgi yra Single Art. Šioje platformoje beje ir aš prekiauju. Šita platforma taip pat daro atranką, bet joje nėra tokie gan griežti reikalavimai, tačiau šita platforma yra mokama. Berods pats prasčiausias planas, paprasčiausias, tai jeigu užsiregistravus, dabar tiksliai neatsimenu, tai ten gal 30 eurų. Pliusai yra labai platus tarptautinis pasiekimumas, aktyvi rinkodara, minusai dideli komisiniai. Vėlgi, šnekant apie komisinius, dažniausia platformos pasiema savo tarp 30 ir 40%, nors jeigu suskaičiavus su visais mokesčiais, aš skaičiuoju, kad vis dėlto meno kūrinio platforma atsiema 60%. Kita platforma būtų Pictoklubas. Tai čia didelis dėmesys yra skirtas kliento patirčiai ir personalizacijai, labiau orientuota į klientų poreikius ir aukštą kokybę. Minusai šios platformos vėlgi, tai vyksta atranka, tai yra ribotas menininkų kiekis, bet pakliuvus į ją, aš manau, yra neblogai. Zatista. Amerikos platforma skirta autentiškiams meno darbams. Pliusai gerai struktūruota platforma, aktyvi pirkėjų bazė, minusai vėlgi ribota auditorija, tai nėra globali, tai yra Amerikos auditorija. Tai apie šias platformas. Dabar prieisime dar prie vieno truputį dar žemesnio lygio, kuri yra lengviau pasiekiama visiems menininkam, kurios platformos ir kurios dažniausiai yra nemokamos, bet vėlgi jų yra komisiniai nemaži. Taigi, priėjom prie trečios kategorijos, tai yra hibridinės meno platformos, kurios siūlo parduoti ne tik originalius meno kūrinius, bet ir jų reprodukciją, siūlo spaudą, siūlo menininkam pritaikyti meną dizaino poreikiam, jos yra pritaikytos tiek meno kūrėjam, tiek pirkėjam, norintiems prisitaikyti savo darbus pagal savo poreikius. Tai viena lyderiaujančių ir turbūt didžiausių tokių platformų būtų tai Saatchi Art. Pliusai jos yra, kad tai yra milžiniška globali auditorija, stipri rinkodara, patogus naudojimas, prieinama laisvai, nemokamai. Minusai dideli komisiniai mokesčiai ir žinoma labai didelė konkurencija. Kita būtų platforma, tai Amageru.
tarptautinė platforma, leidžianti menininkams parduoti savo darbus tiesiogiai be tarpininkų, taip pat turi galimybę reprodukcijas gaminti jūsų, taip pat netgi Imagero turi galimybę parduoti jūsų kūrinius kaip skaitmeninius darbus. Minusai - mažesnė rinkodara palyginus su Saatchi-Art. Dar viena platforma būtų Artploud. Unikali platforma, kurioje nėra komisinių mokesčių, jūs sumokate tik vienkartinį mokestį už meno eksponavimą. Minusai - labai ribotas pirkėjų pasiekiamumas, menkesnė rinkodara. Dar viena paskutinė platforma, kurią norėčiau apšnekėti ir kurią aš gan plačiai naudoju, tai yra Pictogram. Ši platforma skirta parduoti tik tai reprodukcijom, tai yra jie užsiema spauda ant įvairių paviršių. Kas gerai šioj platformai, kad jinai irgi visų pirma yra visiškai nemokama. Antras dalykas, gali nusistatyti kainos maržą, už kiek tu nori parduoti ir tiesiog, kada jie padaro pardavimą, tau lieka pinigai. Tai vėlgi būtų tokie jos minusai, kad tai yra vis dėlto Amerikos kompanija ir free shippingas yra tik tai Amerikoje ir Kanadoje, bet šiaip darbus pardavinėti į Ameriką yra visai neblogai. Tai tiek norėjau apžvelgti šiandieną šitam savo video, o jeigu norėtume daugiau informacijos ir norėtume sužinoti daugiau apie visą mano kaip menininko kelionę ir kaip vyksta meno pardavimas ir rasti daugiau tipsų, kaip, tarkim, apskailinti meną ar kaip fotografuoti meną ir visas kitas smulkmenas tokias, kaip prekiauti elektroniniai erdvėjai, tai mielai kviečiu apsilankyti mano Contribui puslapyje, kur dėsiu visą šią informaciją, tai kuo daugiau jūsų atsiras, tuo vadinasi, aš turėsiu didesnį stimulą papasakoti, kaip sekasi mano ta menininko kelionė ir kaip vyksta visi pardavimai nuo A iki Z. Tai iki susitikimo.